Jau ir prekės ženklai, ir mūsų kaip ambasadorių veikla. Ir šitas skaidrė sako tai, kad mes kiekvienas kažkada savo karjeros pradžioje svajojam kažko būti. Galima svajoti daktarų, galima svajoti šniukų, politikų, dar kažko. Anksčiau mes vaikystėje, mano karta svajodavom taip kosmonautais, milicininkais, dar kažko. Bet šiandien tos galimybės yra prasiplėtusios. Ir vėlgi labai neretai iš dabartinių vaikų, kartais su dukros klase kalbuosi, sakau, ko nori būti milijonieriais. O ką tai reiškia būti milijonierium? Milijonierium paprastai reiškia būti, kad nenori uždirbti turėti, bet nori turėti galimybę leisti milijonus. Ir čia mes kaip fundraiseriai turim labai gerą nišą tuos milijonus bandyti surinkti. Kodėl? Todėl, kad žmonės paprastai mėgsta leisti pinigus, mums patinka tyrinėti, mums patinka ieškoti, mes esam smalsus kaip būtybės ir lygiai taip pat mėgstam pirkti. Pirkti galima bet ką, arba jūs matot nuotraukai leisti laiką prekybcentriuose, arba galima investuoti į socialinius verslus. Ir kai kuriems prekių ženklams reklamos nereikia. Matot du pavyzdžius, kurie yra patys iš savęs jau prekių ženklai. Ir užtenka jiems spraktelti pirštu ir minios eina iš paskos, daro, klauso kiekvieno žodžio ir seka. Ir va, Taikono pavyzdys yra iš jūsų unikalus Ukrainos visa šita kampanija. Ir štai, pavyzdžiui, ištraukiu vieną pakankamai seną reklamos kampaniją, bet kuri man labai gražiai suponuoja, kaip asmeniniai prekių ženklai gali prisidėti prie socialinių dalykų. Man tai šiaip viena gražiausių kada nors Lietuvoje vykusių reklamos kampanijų. Ir mes matom, kaip tą prekės ženklą galim išnaudoti geriems ir teisingiams tikslams. Tačiau, kas atsitinka, kai mes nuviliam prekės ženklai, kai nuvilia savo gerbėjus, atsitinka labai negerų dalykų. Prieš turbūt keletą mėnesių, dabar neatsimenu, Seagalgeitas buvo Lietuvoje, ne? Pernai, žinom, politikui tokį labai didelės skyrybos, kaip viena tokia Agnė paliko vieną tokį Ramūną ir buvo didžiulis skandalas. Ir todėl mes kaip prekių ženklai turim nuolat kiekvieną dieną stebinti, pateikti naujoves, būti va tokie visokie šaunūs ir nepakartojami, tam, kad pritrauktumėm to dėmesio, išlaikytumėm dėmesį ir sužadintumėm tą nuolatinį tęstinį smalsumą. Kai kuriems prekės ženklams jau nebereikia to daryti. Jie yra ikonos, mes juos gerbėm, mylim, sekam, mes 2 paras galim sėdėti prie parduotuvės laukdami naujo modelio. Aš taip nesu daręs, bet yra žmonių, kurie yra taip darę. Ir tarsi savaime Coca-Cola gali sulaukti be galo daug priekaištų, kenksminga, nesveika, neskanu, bet toj padarys dietinį ir žiūrėk, vėl visi pirks. Ir čia mes kaip fundraiseriai įsivedėm į naujus iššūkius, kągi mes turim padaryti, kad pasimti tos leidžiamus milijonus, kad sukurti tą savo ir savo organizacijų prekės ženklą tokį, kad paskui mus eitų ir norėtų eiti. Ir norėtų į mus leisti tos pinigus, mums juos skirti. Tai čia vėlgi yra Jobso pavyzdys, kuris yra toks labai jau klasikinis, chrestomatinis, kad neklauskim, ar jūs norite mus remti, papasakokim, kodėl jie turi mus remti, nes labai dažnai žmonės nemasto apie visas pasaulio problemas egzistuojančias šiandien. Štai galiu vėlgi duoti pavyzdį, tuo kitas skaidrė peršoks šiek tiek reklamos apie mūsų veiklą. Kai pradėjom 16 metais sidabrinę liniją, apie emocinę sveikatą vyresnio amžiaus žmonėms nekalbėjo beveik niekas. Galbūt buvo kelios nišinės iniciatyvos, labai taip mažai apimtim. Per tuos 8 metus mums pavyko padaryti, kad tai tapo norma šalia maisto, šalia rūbų, šalia viso ko. Ir dabar yra be galo daug organizacijų, kurios sprendžia šitą problemą. Kaip tą problemą sprendžiam? Tai čia vėlgi matote tokią labai takoskyrą tarp užimtumo ir produktyvumo. Mes turėjom jau skaidrę apie tai, ką reiškia būti produktyviu, efektyviu ir ryte jau kalbėjom. Ir šiuo atveju vėlgi, nes neužtenka būti užimtų ir sakyti, kiek daug aš dirbu, reikia pažiūrėti, kiek aš padarau kartą savo užimtą laiką. Ir šiuo atveju vėlgi jau prasideda Ingos dalis, kur mes turime įrodyti savo rėmėjams, ką mes padarom už tos pinigus. Kokią pokytį sukuriam, kokią vertę sukuriam, kur išleidžiam pinigus. Ir vėlgi galiu duoti pavyzdį iš savo organizacijos, mes kažkada labai taip primiktinai brukdavom savo metinės veiklos ataskaitas savo rėmėjams ir galvodom, skaito, neskaito, netiek svarbu, mes padarom darbą. Tai kokių 4 metų gavau skambutį, žinok, skaitom kiekvieną žodį. Tai mums buvo toks wow, dežavu, bet labai geras jausmas. Tai vėlgi čia labai lengva paaiškinti, tada kuo tu skiriesi nuo tradicinio verslo ir tarsi savaime atsako labai daug klausimų. Dar vienas aspektas, ką mes kaip fundraiseriai turim daryti, turim svajoti. Išsvajoti daug, drąsiai. Nebijoti svajoti drąsiai. Čia duosiu pavyzdį iš savo fondo. Turėjom fundraiserę, kuri rinkdavo po 100 eurų.
Nu, sakau, mieloji, nu paprašyk 10 000 kokio nors rėmėjų. Tai jinai loškuldavo, išsigasdavo, išvadindavo mane visokiu kokiu, bet vieną kartą gavo 5 000, prašydama 10. Tai nuo to laiko pradėjo prašyti po 5. Tai reiškia, kad nereikia bijoti didelių skaičių, nepaisant to, kad tu dar nesi susidūręs su tokiais skaičiais savo gyvenime. Bet kuriuo atveju turim nepamiršti, kad kokią žinutę mes leidžiame viešumą, visi prekės ženklai yra ganėtinai trapus ir jeigu mes sufeilinam kažkur, štai yra puikus pavyzdys karo pradžioj su prekės ženklais, kurie feilino super lėtu išėjimu iš Ukrainos, prisimenat, koks buvo liepiamasis reiškinys tų prekės ženklų atžvilgiu. Turim mes ir Kaune tokių pavyzdžių, savininkai vis dar kažkur ir taip toliau. Tai va čia mano esmė, čia toks truputį bonusas šalia 5 principų, kuriuos bandžiau išvardinti, čia atsiųstas prezentacijas, jūs matysit. Esminis dalykas, ką čia reikia atkreipti dešinę pusę, jūsų dešinę pusę, kad niekada neturim užsiciklinti ant to, kas kažkada mums įvyko, neįvyko, pasisekė, nepasisekė, nes tai yra tik tiesiog vienas žingsnis, vienas kažkoks epizodas gyvenime. Ir pabaigai, visiškai pabaigai, bet šiuo atveju reiškia ne tik žmogus blogas, bet ir žmogus, kuris remia kitas sritis, žmogus, kurio neatliepiam mes su savo veikla ir su jo prioritetais. Tai nebūtinai bad ir bad, bet tai yra, kad tiesiog doesn't match. Mes neinam į santuoką su bet kuo, jeigu doesn't match. Tai čia lygiai tas pats su rėmėjais, kad mes turim atrasti savo rėmėją ir tada srautas eina. Nu, jūs tą puikiai žinot.